Gerbėmieji, saulėtą savaitgalį Liepos 9-10 dienomis Lietuvos liaudės partija surengė vasaros sąskrydį. Keli šimtai Lietuvos liaudės partijos narių ir svečių su šeimomis ir gera nuotaika iš įvairių Lietuvos kampelių suvažiavo į jaukią kaimo turizmo sodybą Rokynė, Raseinių rajone. Draugiški sveikinimai, lakoniški politiniai iššūkiai ir svečių palinkėjimai, skambi liaudės muzika ir tautiniai šokiai, žinomų solisčių dainos, Lietuvos liaudės partijos, regioninių komandų įvairiausios tarpusavio sportinės varžybos ir nugalėtojų apdovanojimai, lietuviškai gausios suneštynės dalyvių ir rėmėjų vaišės. Toks margas ir smagus tad buvo Lietuvos liaudės partijos sąskrydis šią vasarą. Apie tai žiūrėkite laidoje. Tarybos posėdį ir kartu į mūsų partijos vasaros sąskrydį. Manau, kad tai pats smagiausias metų renginys, kur kas malonesnis nei, pavyzdžiui, prieš rinkiminiai debatai. Taigi, dėl aktualijų. Aš manau, kad šitą klausimą mes labai trumpai aptarsim posėdžio formate, nes bendraudami šiandieną tarpusavyje ir su mūsų kolegom kitų partijos atstovais turėsim progos padiskutuoti dar ir tokių laisvesnių žanrų nei tarybos posėdis. Kas mums yra aktualu? Aš noriu priminti, brangieji, kad mes esame priėmę mūsų strategiją viename iš posėdžių, po rinkiminių posėdžių. Ir tą strategiją verta kartais skiriams pasižiūrėti, prisiminti, kur mes kalbam, kas mums yra svarbiausia, stiprinant toliau mūsų partijos pozicijas, partijos autoritetą, populiarumą, įvaizdį gerinant. Tai be abejo skyrių kūrimas ir plėtojimas, taip pat komitetų darbo suaktyvinimas. Mes turim suformavę komitetus, tačiau retas iš jų gali sakyti, kad veikia. Ta tema, ji turbūt yra būdinga beveik visoms partijoms ir mums, ir tiems, kurie buvom ankstesniai partijoje, irgi tai buvo aktuali, skaudi, sunkiai veikiama problema. Kad tie teminiai komitetai, programiniai komitetai, kuriuos mes suformavom pagal mūsų partijos programos skyrius, taip, programą atsiverčiat ir matot tos skyrius. Ir tokie komitetai yra suformuoti. Komitetų vadovai tikisi, kad pati partijos taryba, o gal aš ar kas nors kitas, turėtų pasakyti, ką daryti. Bet pirmiausia, reikia atsiversti programą, paskaityti, kokias temas, kokios idėjas mes keliam, kokius prioritetus matom politiniai veikloje, mūsų siekiai, mūsų uždaviniai. Ir toj tematikoje dirbti, ir domėtis, ir diskutuoti, ir kartais parašyti. Ne vien tik per rinkimus. Tai čia labai yra svarbu. Na, o jeigu kalbėti apie mūsų nusiteikimą dirbti toliau ruošiantį Seimo rinkimams, tai mes jau ankstesniam tarybos posėdį buvom aptarę, kad sieksim partnerystės su giminingom partijom. Ir tos giminystės bendradarbiavimo nesikrato taip pat ir tos partijos, kurios senai mus visus ar vieną kitą pažįsta ir žino mūsų programą, jos nuosaikumą ar dalykiškumą ir jos politinę orientaciją kaip plataus vidurio politinės partijos programą. Taigi, šita prasme mūsų pasirinkimas irgi yra aiškus, sakysim, pradedant socialdemokratai. Jisai vyksta ir jis vasarą įgauna naujų galimybių susitikti, pasišnekėti, pabendrauti, nes nevyksta Seimo posėdžiai. Taip, kad rudenį mes turim startuoti aiškiai suvokdami, su kokiu partnerystės bagažu mes įsijungiam į naują paskutinį metų sezoną prieš rinkimus. Ir bet kuriuo atveju, man atrodo, tai galėtų būti labai rimta paskata jūsų skyriams telkti naujus žmonės, telkti iki šiol nepriklausomus, telkti tuos, kurie, pavyzdžiui, dalyvavo savivaldybės rinkimuose ir gavo arba negavo vietų, bet neblogai pasirodė.
Mes tą darbą irgi apsukom porą kartų, šiandien galbūt vienas kitas jau ir pasirodė šią sąskrydyje iš tų grupių žmonių, su kuriais buvo kalbėta, bet didysis darbas yra prieš akį. Tai yra visi tie metai, pradedant rudeniu, tai jau bus, kaip sakant, paskutinis politinis sezonas prieš Seimo rinkimus. Na ir mūsų, žinoma, veiklos formos kaip sąskrydis galėtų būti ir šiek tiek regionalizuotos. Skyriai po keli kartų galėtų vasaros gražių orų irgi padaryti panašių renginių, kur dalyvautų gal daugiau žmonių iš vieno ar kito regiono, nes atstumai būtų mažesni ir mes mielai atsilankytumėm. Todėl norėtųsi labai, kad būtent tos veiklos formos ir skyrių mastu būtų irgi įvairesnės, tokios gyvybingesnės, gal malonesnės žmonėm pabendrauti, nes vien sunkiom tokiom temom, kada jau mes jau čia turim judėti link rinkimų, reikia iš tikrųjų labai reiškia, susikaupti, tai ne kiekvienam norisi ir galbūt yra saviraiškos galimybės tame pasireikšti ir tokiu būdu kažkaip tai partijos nariai nesusitikdami gerą pusmetį pamiršta, kad jie partijoje dalyvauja ir pradeda birėti. Tai kol kas, aišku, kokio tai didesnio skyrių nubirėjimo ir ačiū Dievui po rinkimų to stebuklo, kaip sakant, nepadarius, kad štai vienu ypu per pusę metų jau mes ir sėdim savivaldybių rinkimuose tarybose, trejetą tokių savivaldybių turim ir gal dar vienas kitas atsiras skyrius, kuris susitars su nepriklausomais patekusiais į tarybas, bet, sakykime, kad tai jau nėra taip, kad mes jau čia bet kokią kainą turim kažkaip tai juos pritraukti ir jeigu jiems patiems šitaip netrodo. Rudenį yra numatyta ir jie nori, kad mes patalkintumėm jiems, sustiprinti jų ir darbą rinkose, ne tik jau čia vakaruose, kiek sugebėjo mūsų įmonės per 20 metų pasinaudojo, bet užleistos šiek tiek rytų rinkos, rytų kryptis ir mes čia matom pakankamai rimtas galimybės ir turim būdų, turim galimybių padėti mūsų verslo partneriams. Tai yra jau nebe kalbos, jau kai kurie sektoriai, maisto sektorius, statybos sektorius, turizmo sektorius. Labai norėtųsi, kad tokių darbų mes galėtum padaryti daugiau ir kad daugiau žmonių, daugiau įmonių ir jų darbuotojų turėtų naudos. Jūs gavot tą memorandumą, kurį mums pasiūlė valdančioji Kazachstano partija Nur-Otan. Jie mums pasiūlė tą bendradarbiavimo tokį memorandumą, tai nėra koks nors, reiškia, posovietinis darinys, tai jis ten atvirų tekstų parašyta neturi, reiškia, jo vykdymas nesaistomas juridiniam pasiekmėm. Kitaip tariant, tai yra geros valios pareiškimas abiejų partijų bendradarbiauti ir prisidėti prie politinių, kultūrinių, ekonominių ryšių plėtojimo. Ir tai yra naudinga, manau, Lietuvai kur kas labiau negu Kazachstano. Tai stipri ekonomiškai pagal resursus ir materialinius ir finansinius valstybė. Ir jie tikrai turėtų pasirinkimą su kuo bendrauti, bet mus sieja ilgametė pažintis, pasitikėjimas, nekartą išreikšti tokie draugiški ryšiai. Šito memorandumo pasirašymas sudarys prielaidas jų valstybės Kazachstano politinių lygmenių, palaikyti palankumo atmosferą ir mūsų verslininkams ten tvirčiau jausis, lengviau surasti partnerius, užmegzti ir įgyvendinti ryšius ir įgyvendinti projektus. Tai yra tikrai, manau, vertas palaikymo dokumentas ir manau, kad tai mūsų kraitis, savotiškas kraitis rinkimams, kuris galėtų būti įdomus, jeigu mes sugebam tai išaiškinti ir rinkėjams, ypatingai sektorių žmonėms, kurie iš to turės ir konkrečią naudą,
kaip socialinė aplinka ir taip pat kitom partijom, kurios taip pat turi kažkaip tai pateisinti savo pretenziją turėti valdžią. Reikia turėti indėlį į Lietuvos ateitį ir, žinoma, pradedant dabartim, ką naudingo gali duoti savo valstybę, jeigu tu pretenduoji rinkit, sakysim, mane ar mano partiją. Tai mums čia, žinoma, trūko to išsiaiškinimo per tą gerą pusmetį prieš savivaldybių rinkimus. Ir mes galbūt galvojom, kad žmonės jau labai pastebėjo mus, pažino, bet kada paaiškėjo, kad jie net ir painiojo ir dabar. Ir dabar painioju, kartais man sako, jūs kaip Seimo nariai pasakykite tam ar anam, kad taip ir taip. Tai aš nuolat tos dalykus girdžiu. Arba kaip valstietė liaudininkė, arba dar kas nors. Žodžiu, reikia mums daugiau kalbėtis ir lokaliai, aplinkoje tam tikroje telkti žmonės, nes būna taip, kad partijos nariai atsimena, kad yra nariai tik tai kokiam nors renginį, arba per rinkimus, kada į sąrašą pradeda įsirašinėja, o kasdieniniam gyvenime narių netelkia. Bet yra ir gerų pavyzdžių. Noriu paklausti, kreiptis ir tarybą ir jūs, profesorė, dėl kažkokių konkretesnių, tarkim, kaip ir veiksmų, nes šiai dienai, aš žinau, kad aš kaip partijos pirmininkas turiu vykdyti politinę veiklą, politinę reklamą Panevėžyje ir Panevėžio skyriuje. Bet aš, kaip Panevėžys yra naujas skyrius. Aš tikrai ne už vieną naują skyrių, čia už kelis tikrai. Ir mes tiesiog kaip neturėdami politinės patirties, mes jau realiai nežinom, ką daryti. Bendravom anksčiau ir su Šiaulių skyrium, kurie turi tikrai didžiulę patirtį, bet tiesiog nedrįstų paklausti, ko mums pradėti. Mes tikrai norim dirbti, yra daug aktyvių žmonių, norim tiesiog nežinom, nuo ko pradėti. Bandom čia, bet viskas atsimušam į kažkokią sieną. Aš tik tai tada papildydamas, kolegą, norėjau, kadangi su profesorė jau buvo šnekėta prieš tai, nes kadangi vasaros laikotarpis dabartinėme etape yra, tai bus už mėnesį rugpjūčio kažkur antroje pusėje bus atskiras skyrių pirmininkų susibėgimas, kur jau ne pleneroje, bet grinai mokymus, kuriuose pravesime metodiką tam tikrą ir bus pravesti tam tikri dalykai. Taip, kad čia jau yra su profesorė šitas aptarta ir praktiškai tai yra ruošiami gabaliukai. Šitą momentę, ne dėl to, čia viskas tvarko, pakeliui, mes važiuojam, kaip žinot, žmogiškai paklausė, žmogiškai. Tai va šitas momentėlis galiu informuoti, reiškia, ateičiai, reiškia, skyrių pirmininkus, kad reiškia rugpjūčio mėnesį, bet kadangi patys suprantat, vasara yra toksai momentas, kada norisi ir čia, ir dar čia, ir pabūti ir ten, ir biškį atostogauti, taip šitą momentėlį. Tai aš tikrai atsiprašau. Ačiū. Na, aš noriu vis dėlto priminti, kad iš tikrųjų mes dabar ne nuo nulio turim pradėti, nes jau daugiau kaip, štai gruodyje bus 2 metai, kai pirmasis suvažiavimas buvo, įsisteigėmės ir mus registravo pernai balandyje. Visada turbūt beveik kiekvienam posėdyje tekdavo priminti vieną dalyką, kad svarbiausias skyriaus darbas tai yra toje aplinkoje, kur skyrius veikia, pajusti, išsiaiškinti, domėtis, žinoti, kokios yra problemos tam ar kitam mieste, tam ar kitam rajone. Ir renka juk dažniausiai, gal vieną kitą žmogų renka, visa Lietuva žinodama, ką ir kodėl renka. Bet paprastai renka pirmiausia konkretų žmogų, jo aplinka, kur jis gyvena ir dirba. Tai jeigu eina laikas, sakysim, žmonės partijoje ir visiškai nereaguoja į miesto rajono problemas, neparašo kokios žinutės kur nors, ar nesurengia renginuko, ar palaikymo kokią nors formą, tai žinoma, tada neidentifikuoja su politinė partija arba su politinė veikla. Buvo paminėta Šiaulių skyrius, tikrai Šiaulių skyrius įsibėgėjo, pernai ne vieną renginį turėjo ir reikia pasakyti, kad laimėti kažkur arti 3%, tai yra nemažai. Reikia suprasti, kad kitos partijos, kurios laimi po 13, sakysim, o ne 3, jos dirba jau gal ir 20 metų.
Tai kad tai įpusėjus reikia jau nebesabejoti savim, o sekančią pusę pridėti, nes medaus mėnuo po rinkimų praeina. Nauja valdžia pradeda daryti naujų klaidų, problemos kai kurios pažadėtos nesisprendžia. Ir tą aktyvumą palaikant, žinoma, žmonėms galų gale ateina supratimas, kad tai yra partija, kad jinai dirba, bet svarbiausia, kad Lietuvoje įtikinti žmonės balsuoti. Danutė? Rankų norėjau gauti, nepasėmė. Ir jums leidus, noriu iš karto į sceną pakviesti Lietuvos liaudies partijos pirmininkę, profesorę Kazimierą Prunskienę. Pone Kazimiera, mūsų visų vardų čia susirinkusių šitos gėlės jums. Ir manau, bešnekant, bekalbant su gėlėmis, tikrai bus nepikta ir graži kalba. Labą dieną, mielos bičiulės ir bičiuliai, šeimos nariai. Labą dieną, gerbiami kolegos, Lietuvos politinių partijų atstovai, mūsų socialiniai partneriai, verslo sektorių atstovai ir žiniasklaidos atstovai. Labai džiaugiuosi galėdama pasveikinti gražią saulėtą dieną, šeštadienį. Žinodama taip pat, kad kitose Lietuvos regionuose dar kelios partijos taip pat šiandien turi sąskrydį ir žinoma, svečių sudėtimi konkuruoja su mumis. Bet mes džiaugiamės visais, kurie atvykot Lietuvos liaudies partijos nariai ir svečiai. Ir manau, kad saulė, graži diena ir mūsų gera nuotaika leis mums maloniai pabendrauti. Šiandien užsiregistravusių išvakariai buvo apie 300, įskaitant svečius, 25 skyriai, mes jau turim maždaug 40 plius minus 1. Ir iš tikrųjų per tą laiką nueita nemažas kelias. Tuomet mes strategavom, formulavom programos skyrius. Vėliau ta programa buvo priimta, bet jau įteisinta Lietuvos liaudies partijos, nebe sąjungos pavadinimu. Pernai, birželio mėnesį mes buvom registruoti, taigi prieš metus registruoti esam vos metukus peržengusi partija. Tai yra labai jauna. Mums teko kūdikystėje išbandyti labai rimtą dalyką, laikyti egzaminą. Tai yra dalyvauti savivaldybių rinkimuose. Trejetą skyrių, trejetą komandų laimėjo ir dalyvauja savivaldybių tarybų veikloje. Bet tai buvo pirmas žingsnis. Šiandien mes esame jau visiškai kitoj būsenoj. Išlaikę ar bent laikę tos egzaminus ir patyrę, kas yra pergalės siekimas, kas yra politinė konkurencija, kas yra rinkimai. 22 skyriai dalyvavo, čia šiandieną dauguma jų irgi dalyvauja sąskrydyje. Taigi, liko metai iki Seimo rinkimui. Tai yra labai rimtas išbandymas. Ir mums dar yra visai neblogas laiko tarpas, ištisi metai, kad jam pasiruošti. Pirmoji patirtis rodo, kad naujoms partijoms nėra taip lengva įsijungti į politinį gyvenimą ar susiformuoti savo nišą, ypač kai rinkėjai yra gan skeptiški. Tie, kurie pasirinkę ateina ir renka, tie, kurie abejoja, galėtų būti mūsų elektorato, galėtų būti mūsų rėmėjais, jeigu mes sugebėsim juos įtikinti, kad blogiausia yra nedalyvauti rinkimuose. Taigi sekantis metai turėtų būti labai rimtas darbas. Ir rimtas darbas ir ta prasme, kad mums nebejotinai prasminga yra apsispręsti dėl partnerystės su kita partija ar su kitom partijom, gal net ne su viena, telkti mažesnės partijas, bendradarbiauti ir formuoti bendrą politinę kryptį ir programinės nuostatas Seimo rinkimams.
Prisipažinsiu, kad ne vieną kartą teko apie tai kalbėtis su mūsų pasirinktais pirmaisiais mūsų požiūrių partneriais, tai Socialdemokratų partija. Gerai, kad šiandieną galim pasveikinti du jų atstovus, naują merą, Rokiškio merą, mano ilgametį bendradarbį Vidmantą Kanopą ir raseiniškį Gintautą Mykolaitį, kuris beje yra ir Algirdo Butkevičiaus patarėja šiame regione. Malonu pasveikinti taip pat be abejo ir mūsų kitus partnerius, štai negali pagerbti ir taip pat nepaminėti Senjorų partijos, Lietuvos pensininkų sąjungos, Vytautas Kadžys ir taip pat Vytautas Šustauskas, kuris yra dažnas mūsų svečias, padedantis suformuoti gerą nuotaiką renginiuose. Ir galbūt dar nepaminėjau ko nors, ypatingai džiaugiuosi, kad dalyvauja mūsų socialiniai partneriai, tai tekstilės ir aprangos, arba anksčiau vadintos lengvosios pramonės ilgametis, dabartinis viceprezidentas Vidmantas Vikšraitis, kad dalyvauja taip pat mūsų partneriai, irgi ilgamečiai kolegos ir, galima sakyti, kolegos partneriai tai iš tikrųjų, bet kai kuria prasme diskusijose ir bendraminčiai, tai yra žurnalistai, jų sąjungos viceprezidentas Audrys Antanaitis, Ginas Dabašinskas, Žinių radijos, Eltos atstovai ir daugelis kitų. Aš tikrai nebandysiu išvardinti visų, nes tada tikrai ką nors praleisčiau. Kartu su mumis jau ne tik tai šiandieną, bet ir taip pat mūsų buvusiuose rinkimuose labai prasmingai pasirodė ir žinoma, galbūt didelę kainą, savo dvasinės, fizinės energijos kainą, tai Eduardas Šablinskas, kuris atstovauja smulkius verslininkus ir prekybininkus, būdamas garbės prezidentu. Ir daugelis sąskrydį įkvėptų mus rimtiems darbams, kai vasaros sezonas pasibaigs ir prasidės paskutinysis priešrinkiminis politinis sezonas. Bet aš nepasakiau dar vieno labai svarbaus dalyko, tai yra mano padėkos, mūsų visų padėkos, mūsų partneriams ir rėmėjams. Taigi į sceną kviečiu Vidmantas Kanopka, Rokiškio meras. Kanopą, atleiskime. Gintautas Mykolaitis, socialdemokratų atstovas. Vytautas Kadžys, Lietuvos pensininkų partijos pirmininkas. Labai malonu. Vytautas Šustauskas. Paplojam, netingim. Vidmantė Jasukaitytė yra kažkur pakeliui, jinai atvyks vėliau. Vidmantas Vikšraitis, mūsų verslo partnerio atstovas. Dabar tikriausiai prapliups lietus. Eduardas Šablinskas, neseniai tiesiai iš Briuselio, tikriausiai įgaliotas komisaro didžiojo. Žurnalistų sąjungos pirmininkas Audrys Antanaitis. Iki skausmo pažįstamas balsas. Gerbiami profesoriai, gal pirmąjį žodį suteikime ponui merui. Prašom. Gerbiama pirmininkė, gerbiama profesorė, gerbiami čia susirinkusieji. Labai pirmoji eilėje noriu padėkoti gerbiamai profesoriai už pakvietimą dalyvauti šiame puikiame renginyje ir džiaugiuosi čia dalyvaudamas tokioje gražioje aplinkoje, tokiame gamtos prieglobstyje gražiame. Labai nuoširdžiai noriu Jums palinkėti viso ko geriausio, siekiant užsibrėžtų tikslų, kuriuos paminėjo profesorė. Šiandien taip pat labai nuoširdžiai noriu pasidžiaugti, kad keletą metų, praktiškai visą kadenciją, man teko dirbti su profesorė, prisiliesti prie valstybės
valdymo nors dalelė ir įgautą patirtį turiu galimybę panaudoti ir šiame darbe. Taip pat Rokiškiui kaip meras atstovauju ir Socialdemokratų partiją ir labai nuoširdžiai noriu pasveikinti ir kolegą taip pat sveikinti ir Socialdemokratų partijos vardu ir įteikti tokį simbolinį angeliuką, kuris jūs visą laiką lydėtų kilniuose darbuose, siekiant tikslų jūsų ir uždavinių. Tad visokeriopos jums sėkmės. Kviečiam Raseiniškį, kuris jau čia kaip ir vietinis, viską žinantis, Gintautas Mikolaitis. Gerbiama profesorė, gerbiami Liaudies partijos nariai, svečiai. Pirmiausia, noriu padėkoti jums už tai, kad jūs pasirinkot patį gražiausią, mano akim žiūrint, Lietuvos kampelį. Tai čia jūs pajusite, jau, kaip minėjo profesorė, porą metų jūs čia esate. Mano akim tai yra pats gražiausias, pats nuostabiausias. Čia niekada nebūna blogo oro, čia niekada nebūna blogos nuotaikos. Tai aš taip pat ir jums linkiu, kad jums čia būtų tik gera nuotaika, tik būtų ko geriausios emocijos, tik būtų ko geriausios mintys. Čia tam Rokinės kampelėje. Na, o dėl ko man gražiausias, dėl to, kad tai pažiūrėjus mano tėviškė matosi. Tai aš čia gimęs, aš čia augęs, aš tam pastate dirbęs, da, kai buvau mokyklai, sandėlyje dirbdavome. Tai dėl to smagiausia. Nu, sakyta, linkiu ko geriausios politinės sėkmės ir kloties. Ir aš jums, socialdemokratų pirmininko Algirdo Butkevičiaus linkėjimus perdodu, padovanosiu socialdemokratinį baltą skėtį. Baltą, nes, kaip jūs žinot, politinės partijos reitingė visada ten pačioje. Nu, jūs naujesnė partija, tai gal sakau, pavyzdžiui, tą reitingą pakelsim už švarus, pradžia nuo gražaus balto, žinot apie tas partijas, visko prišneka. Tai aš linkiu, kad apie jūsų tai nebūtų, kad būtumėt garbinga politinė partija, siekdami ilgo amžiaus. Na, socialdemokratų nepasivysit, nes mes bėgsim, mums 115 metų, tai jums žinot, reiklytis. O jeigu mes sustotumėm, tai pavytumėt, bet mes tikimės, kad bėgsim, bet aš manau, kad mes bėgsime kartu. Esu pakviesti į tolimesnę partnerystę, mes visada labai draugiškai bendraujame ir mes tikimės po sekančių rinkimų tikrai, kad Lietuvos ateitis turėtų būti vis dėlto šios pusės rankose. Tai ko geriausios kloties, ko geriausios šventės. Sėkmės visiems. Ačiū. Labai daug kalbų. Ačiū labai. Vis tiek ateitis priklauso jaunystėje, atkreipkite dėmesį. Kadangi du socialdemokratai kalbėjo, labai malonu. Ačiū labai gerbiamas Vidmantai, gerbiamas ilgametį kolegą. Ačiū labai gerbiamas Gintautai. Manau, kad iš tikrųjų socialdemokratų skėtis būsimai koalicijai gali labai praversti, tiesa? Ar palaiko tokią mintį? Vytautas Kadžys, Lietuvos pensininkų partijos pirmininkas. Gerbiama profesorė, mėly susirinkusieji svečiai. Pensininkų partijos vardu noriu pasveikinti jūs mažo jubiliejaus vienų metų proga ir palinkėti jums didelės sėkmės dirbant Lietuvos žmonių, Lietuvos valstybės labui. Leiskite įteikti gėles ir kuklę dovaną, statinėlę medaus gerbiamai profesoriai, kuriai aš žemai lenkiuosi. Aš už profesorę padėkosiu, ačiū labai. Jeigu galima truputį apie tolimesnį darbą, bendradarbiavimą. Pensininkų partija vienyje daugiau nei 2000 pensininkų, pagyvenusių žmonių ir jaunimo. Mūsų partijos įstatuose įrašyta, partijos narių gali būti pilietis Lietuvos, pilietis nuo 18 metų. Taigi ir vykstantis suvažiavimas
spalio 22 dieną, jeigu nesuklydys niekas, mes bandysim nubrėžti gairės tolimesnių darbo mūsų partijos. Laisvės sąjūdžio pirmininkas Vytautas Šustauskas. Labą dieną, mėly sąskrydžio dalyviai. Ačiū profesoriai už pakvietimą. Aš taip kaip kunigas buvau nuo partijos įkūrimo, palinkėjau sėkmės ir, kaip matot, vis tiek sėkmė neaplenkė. Reiškia, esu palaimintojas, o į mane palaimino kardinolas Salkevičius prieš mirtį. Mane net mirtis neima. Matėt mano Chryslerį, gyvas likau, mašinos neliko. Taigi sakant, esu neužmušamas. Bet šiandieną kalbu turbūt kaip Laisvės sąjungos pirmininkas paskutinį kartą. Turbūt skaitėt visi viską, kad visa valstybė sukruto prieš mumis. Laisvės sąjunga politiniam žemėlapį 20 metų. Užtenka, kada paminė laisvę, sakai kveiniop, mes neėdė vaikštom jau 3 dienos. Konservatoriai devedė šalį iki bankroto, tą numačiau prieš 14 metų. Tad keičiame mes partijos pavadinimai, manau, kad susitiksime Seime su jūsų partija, gal šalia teks vėl sėdėti šalia profesorės, tą tikiu, nes kuo daugiau puola, tuo mane lydi didesnė sėkmė. O profesoriai noriu palinkėti sėkmės Seimo rinkimuose, sėkmės turbūt jau įkūrusi visuose Lietuvos kampeliuose skyrius, kad partija klestėtų ir tikrai šiandien reikia ateiti tokiem žmonėm, kurie sutriuškintų konservatorių, kaip sakant, tų demagogiją ir aš skaitau teroristinę tą partiją. Žaitis, Lietuvos audinių ir tekstilės viceprezidentas, taip? Lietuvos aprangos ir tekstilės. Aprangos, atleiskite labai, bet viceprezidentas. Žinoma, kalbėti po oratorinio meno metro, pono Vytauto yra labai sunku, tačiau vis tiek noriu pasakyti keletą žodžių. Pirmiausia, noriu nuoširdžiai labai padėkoti profesoriai, jums, kad pakvietėte į šitą sąskrydį, atvirai pasakius, sąskrydyje tokiame dalyvauju pirmą kartą ir tikrai labai malonu, kad būtent ir oras jums palankus, ir nuotaika pas jūs matau gera, ir kiek teko kalbėtis su profesoriu, apsvarstėt labai rimtai ateities planus. Ką norėčiau palinkėti, kadangi matau ant stalų jau yra kai kas padėta ne tik tai sumuštinė, bet ir truputį stipriau. Ir čia matyti jau daugelis laukia daugiau, kaip sakant, bet vis tik apie 30 dar tūkstančių žmonių. Nors mus, kaip tai dainuoja, skynė neišskynė, rovė neišrovė, mes likome, esame vieni iš Lietuvos Respublikos eksporto lyderių, turime savo ambicingus planus ir turime, kaip sakant, aiškią ateitį. Aš taip pat norėčiau palinkėti to ir jūsų Liaudies sąjungos partijai. Ir jos nenuilstamai vadovė profesoriai Kazimierai. Jums asmeniškai norėčiau palinkėti jos ryžto tokio, energijos, niekada nebūti nusiminusiems, jeigu kažką tai ir truputį kažkas tai nesiseka. Manau, kad šitos uždavinius jūs įgyvendinsite ir mes jūs galėsime sveikinti, kai jūs pasieksite pergalę artėjančiuose rinkimuose. Ačiū. Gerbiamas Audry, jūsų tikriausiai pristatyti jau nereikia. Audrys Antanaitis, Lietuvos žurnalistų sąjunga. Taigi, sveiki, tamstos. Iš tikrųjų, kai kam iš jūsų gal mano balsas iki skausmo yra pažįstamas, todėl nenoriu jums to skausmo teikti daugiau ir kalbėsiu labai trumpai. Matote, mano rankos yra tuščios, nes iš tikrųjų žurnalistas gal ir neturėtų nešti dovanų, neturėtų gauti dovanų. Žurnalistams ir tiems, kurie bendrauja su žurnalistais, dovana yra pats bendravimas. Šiandieną vyksta 4 partijų sąskrydžiai Lietuvoje. Taip jau sutapo, kad oras geras ir vidurvasaris, bet mes pasirinkome jūs.
Jūs iš tikrųjų supratote, mylėjai, ką aš norėjau pasakyti. Ir primenu, kad, arba pranešu, kad šiandien vyksta taip pat ir labai svarbus žurnalistų sąjungos valdybos posėdis Vilniuje. Bet vis dėlto aš gavau leidimą deleguoti kitą asmenį vietoj savęs ir atvykti pas jūs. Taigi ir žurnalistų sąjunga taip pat tą bendravimo dovaną mums visiems dovanoja. Ne aš vienas čia esu ir iki skausmo pažįstamas Ginas Davašinskas, kuris dabar yra nusisukęs ir bendrauja su kažkuo kitu. Ginai, ar tu girdi, aš apie tave kalbu. Galėtum ateiti čia arčiau ir papuošti taip pat mūsų bendravimą. Bet žurnalistai iš tikrųjų yra labai nedrąsūs žmonės, nes jie mėgsta, ypač radijo žurnalistai, jie nemėgsta kalbėti. Jie tiesiog mėgsta klausyti. Dėl to mes ir tokį darbą susiradome. Mes užduodame klausimą ir paskui klausome. Bet toks ir yra mūsų bendravimas. O ką šiandieną mes išgirdome ir kokią dovaną gavome? Profesorė pasakė, su socialdemokratų partija mes labai artimai bendradarbiaujame. Tai yra mūsų partneriai. Ir žurnalisto klausai iš karto šita žinia tampa labai svarbi. Ta reikia užfiksuoti. Nes iš tikrųjų šitos dvi partijos turi perspektyvą Lietuvoje. Ir kaip žurnalistui man tai yra labai svarbu, nes negalvokite, kad mes ieškome sensacijų, skandalų ir to, kas ką negerai padarė. Nepulti, kaip sakė Vytautas Šustauskas, yra mūsų pareiga, o išvelgti procesus. Ir taip pat išgyventi už Lietuvą. Mums irgi tas svarbu kaip Lietuvos piliečiams. Aš džiaugiuosi, kad jūs esate, kad jūs dirbate, kad jūs esate aktyvioji visuomenės dalis. Kol jūs būsite, dirbsite ir stengsitės, tol ir mums bus gerai. Mes turėsime darbo, o Lietuvai bus geriau. Jeigu jau jūs to nedarysite, tai, na, ką, teks kaltinti tik tai save. Bet vis dėlto žvelgdamas į jūsų veidus ir žinodamas, kad jums vadovauja profesorė Kazimiera Prunskienė, aš negaliu įsivaizduoti blogojo varianto. Taip kad ačiū profesorė, kad jūs esate, ačiū už jūsų kompetenciją ir linkiu jums visiems šiandieną šiek tiek atsipalaiduoti, šiek tiek pabendrauti, šiek tiek pabūti kartu, o paskui įsiskirstyti ir dirbti. Nepaisant to, kad vasarą dirbti reikia dėl Lietuvos. Kasdien jūsų partijos pavadinime šitas šventas vardas yra įrašytas. Ačiū labai. Noriu priminti, kad pas mus taip pat dalyvauja Aleksandras Šachov, laikraštis Obzor, Olga Didžiulienė, Ekspres Nedėlė, Ruslanas Trusovas, Ižanedėlnik ir Eltos atstovas Martynas Ambrasas. Gal kas nors iš žurnalistų dar norite pasisakyti arba pasveikinti? Supratau, dienos bėgyje. Ir dabar pats didžiausias žmogus, pradėjęs nuo Seimo ir daėjęs iki Briuselio, smulkiųjų verslininkų atstovas Eduardas Šablinskas. Tikriausiai tiesioginiai linkėjimai iš Europos komisaro. Sveiki, gyvi. Sveiki, gyvi visi. Pirmiausia, reikia padėkoti gerbiamai profesoriai už pakvietimą ir smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos vardu noriu pasveikinti visus susirinkusius dalyvius čia, palinkėti jiem tikrai geros kloties, ne tik pasidėti, bet ir pasportuoti, o nuo smulkiųjų galiu pasakyti, 40 metais, kai kas važiavo saulės parvežti iš rytų, mes buvom nuvažiavę parvežti saulės iš vakarų. Ir tai mums regis pavyko. Kas susijima smulkiu verslu, matot patys, kad praloštas tik nutarimas vienam segmentui įvesti kasos aparatui, bet nutilo, atsitraukė ir toliau kol kas nei žingsnio. Įrodėm Briuselėje, kad šalia milžiniškas turgus, kurį Vilniui tuoj pat uždarytų, didesnis nei Gariūnui, nes ten betvarkė didžiausia, yra kasos aparatai,
bet jie tik pas darbdavį dirbantį žmogų. Ir net kai kurie europarlamentarai to nežino, mes paauklėm, pamokėm. O svarbiausia, aš noriu palyginti, kad kaip tik sutikom ten Skvernelį, tą mūsų komisarą didįjį. Jis kaip tik į Europarlamentą, kai mes darėm akciją. Ir mes parodėm, kaip atrodo policija, kuri mum atvežė, įteikė leidimą, atsisėdo į mašiną, pasakė, kai reikės, pakvieskite. O pas mus, kas Lietuvoje dedasi, policinė valstybė. Iškart filmuoja, klausia pavardžių ir panašiai. Žmogiškumo trūkumas. Tai mes prašėm, ne tik šnekam, bet ir parodėm, kaip viskas turi atrodyti Europoje, parsivežti tą visą į Lietuvą. O dar geriau, kai Eurokomisijoje mus priėmė tikrai aukšti pareigūnai, nesvarbu, kad su vailokai, su tom žeminiam kepurėm buvom kaip dera PR-ui. Žmogiškai, šiltai, filmuok, fotografuok. Ir kitą dieną nuėjus į mūsų ambasadą, ambasadorius antiek pasipūtęs, kad teko priminti, kad tai Lietuvos žemė, kad mes atėjom čia, paruošk kavos arbatos, nuimk aroganciją ir šnekėk su savo žmonėmis. Dėl ko aš noriu tai paminėti. Lietuvoje aš buvau tik vienintelė taške taip šiltai priimamas, tai pas ponę profesorę ministrų kabinete. Pas ją kabinete, kaip pirma buvo pasakyta, pavalgot, atsigeriat kavutės, tada bendrausim. Tai va, pirmoji prošvaistė Lietuvoje yra. Ir aš kaip jaunai partijai tiesiog linkiu pabraidyti po savivaldos rinkimus, dabar jau turit išbristi į didžiuosius vandenius, kad sekančiais metais būtų tikrai atstovai Seime ir galėtų padėti smulkiajam verslui. Nu, o dabar aš linkiu ir dabartiniai vyriausybei, neverta jos peikti, kad jie neužmirštų savo žodžių, bent 3 metus atsikabinti nuo smulkių ir vidutinių verslininkų. Sėkmės jums! Gal dar kas sveikinančių? Supratau, dienos bėgėje. Ačiū labai visiems svečiams, kolegoms, partneriams už gražius, prasmingus sveikinimus ir palinkėjimus. Ir žinoma, mes sieksime, kad tie jūsų palinkėjimai pasiteisintų, bet be abejo partnerystėje su jumis. Turiu minty ir partijas, kurios čia dalyvauja, o taip pat ir socialinius partnerius, verslo sektorių atstovus ir, žinoma, žiniasklaidą. Taigi labai ačiū už gražius žodžius, o aš norėčiau jums padovanoti knygą, kuri liudija apie Lietuvos pirmąją diplomatinę pergalę tarptautiniu mastu ir noriu, žinoma, tai susijęti su tom galimom pergalėm, kad mes, žinoma, neprarastume ne tik vilties, bet neprarastume ir galimybių padaryti Lietuvai daugiau, geriau, sukurti prielaidas šviesesniam, geresniam gyvenimui. Visi kartu. Ačiū labai. Komandos žaidžiančios krepšinį prašome čia prie scenos registruotis. Dėmesio, pradėjom!
Dešimt sekundžių. 10 sekundžių liko. Laikas! Laikas! Negalima įti į aikštelę. Ne aikštelė, šalia aikštelės galima stovėti. Viskas jau. Eisim tik finišai. Būti pavargai, Eina lėšos, yra ministrai, yra visokios struktūros, bet nuo to nei kiek negeriau ligoniui. Ir daug tokių simuliakrų yra partinių. Noriu pasakyti, kad mane džiugina tai, kad šioje partijoje nematau simuliakriškumo, o matau realų darbą. Realų darbą, kuris yra konkretus, kuris turi tiesioginį ryšį su mūsų ekonomika, su verslu. Ir niekas negali pasakyti, kad ta partija sukasi kaip daugybė partijų kažkur politinėje erdvėje, politinėme eteryje ir savitiksliai sukasi dėl to, kad suktųsi. Šita partija dirba todėl, kad kažkas įvyktų, kad kažkas pasikeistų. Man tai labai patinka, kadangi labai aktyviai domiuosi politika, partijų veikla ir labai domiuosi jų virsmais, simuliakriniais, kurie visada būna prieš rinkimus ir kurių ypač labai daug ir įdomių bus prieš šios rinkimus. Man buvo labai įdomu pamatyti, išgirsti Kazimieros programą, aš tą girdėjau, linkiu jai geriausios kloties ir jums visiems, bičiuliai, linkiu iš tikrųjų priklausyti ir dirbti tai partijai tai, kad tai nebūtų simuliakras, o kad tai būtų reali veikianti jėga, kuri galėtų nors truputėlį pakeisti jūsų aplinkoje, jūsų rajone, o tuo pačiu ir visoje Lietuvoje. Ačiū, kad mane pakvietėte, ačiū Kazimiera, sveikinu, būkite visi laimingi, darbingi, linksmi ir sveiki. Ačiū. Ačiū labai. Ir sakykite, kokie keliai atvedė jūs į šitą nuostabų Lietuvos liaudies partijos sąskrydį? Kaip čia pasakius? Labai seniai pažįstu Kazimierą, tai viena. Būdama parlamente kartu sėdėjom greta, tai buvo padaryta. Domiuosi politiką labai aktyviai, labai domina partijų virsmai, dabar prieš ateinančius rinkimus. Ir noriu iš arti pamatyti, kuo užsiima kokia partija. Ir Kazimiera mane pakvietė ir aš su dideliu malonumu atvažiavau. Na, o ko palinkėtumėt tai partijai, štai apšilimą vis tik tai darė savivaldos rinkimuose ir kokį galbūt palinkėtumėte ateityje? Žinot, nelabai svarbu, kuo baigsis rinkimai, bet labai svarbu ta esmė, kas partija yra iš tikrųjų. Lietuvoje yra gausybė simuliakrinių partijų. Nors paimk ir pastatyk vieną beprotnamį ir kiekvieną palatą pavadink partijos vardu. Taip kartais kyla tokia mintis, kad būtų labai tikslinga. Reiškia, šita partija, ji dirba, ji nėra simuliakras, man patinka, kad ji dirba labai konkrečiai. Šiuo metu ji padeda verslininkams surasti kontaktus, sakykim. Tai yra pats populiariausias pasakymas. Reiškia, tose šalyse, kur ir mūsų produkcija gali eiti taip kaip Bačka nuo kalno, žemyn, laisvai. Ir tai yra nuostabu. Ji dirba labai konkrečiai. Verslininkai turėtų ją labai paremti, mylėti, mėgti, palaikyti per rinkimus. Labą dieną, gerbiami sąskrydžio dalyviai. Mano kolega pajuokavo dėl metro, bet esu liaudies partijos sąskrydyje, tai kad jūs žinotumėt, liaudies partija buvo įkurta 96 metais, tai pirmoji. Tai buvo vienas iš tų įkūrėjų, kuris dalyvavo liaudies partijos įkūrime, Lietuvos liaudies partijos įkūrime, kuri po to perėjo į Liaudies sąjungą už teisingą Lietuvą. Tai dėl metro gal jūs ir teisus. Ir man labai malonu ir šaunu, kad tas liaudies partijos ir vardas, ir jos idėjos vis dėlto egzistuoja ir yra šiai dienai. Gerbiamos profesorės dėka ir jūsų irgi. Jūs turbūt žinote, kas atsitiko su nauja sąjunga. Mes buvom prisijungę prie naujosios sąjungos prieš 1,5 metų. Šiandien vyksta darbo partijos suvažiavimas.
Tai yra formalumas, nes naujoji sąjunga, neišlaikiusi galbūt, gal jų nėra neišlaikė, dar kažkas tai, priėmė sprendimą likviduotis ir prisijungti prie darbo partijos. Ir šiai dienai vyksta Varniuose darbo partijos suvažiavimas, nes naujoji sąjunga jau priėmė savo sprendimą, o darbo partija dabar ar priims ar nepriims, man labai sunku pasakyti. Bet turbūt tai turėjo ir įvykti, nes gavosi taip, kaip gavosi. Man labai liūdna, bet noriu pasakyti, kad naujosios sąjungos nariai, kurių buvo apie 5000 su viršum, iš principo ne visi pritarė tam reikalui. Ir šiai dienai, kiek bent aš žinau, tai Varniuose dalyvauja didžioji mažuma ir skyrių, ir narių, nes naujosios sąjungos dauguma narių, nepriimdami to sprendimo, pasiliko savo teisę, tai yra skyriai ir visi kiti, jungtis prie tų partijų, sakysim taip, kurios jos artimesnės. Kažkam tai liberalizmo idėjos, nes mes buvo socialliberalai, kažkam tai socdas. Jūsų idėjos, pragmatinės, geros kaiminystės idėjos, ekonominės jūsų idėjos gan svarios ir rimtos. Ir aš manyčiau, jas reikėtų gyvendinti, plėtot, ieškoti sąjungininkų, ieškoti būdų. Be jokios abejonės aš įsivaizduoju liaudies partijos tam tikrą ateitį kaip normalios, rimtos partijos, kol kas nelabai, kaip suprantu, sekasi, bet jūsų pirmininkė turi didelį patirtį, turi didžiulės galimybės padėti jums, pritraukti jūs ir išauginti galų gale, nes reikalinga ir nauja karta, naujos idėjos, naujas kraujas, nauji sprendimai. Tai aš linkiu visą jums ko geriausio, kad jūs susiburtumėt. Mūsų tikslas yra gal bendram sąraše ar kaip kitaip, ar kelių partijų mažesnių sudėtyje, bet vieniems į rinkimus mums turbūt nereiktų rizikuoti, nes kas čia žino, koks vajus vėl bus prieš mūsų rengtas. Tai viena aplinkybė, antra aplinkybė, kad iš tikrųjų nemažai tų partijų ir ypač naujom susitikrinti 5%, jau nebe 4, o 5, tai būtų nepaprastai sunku. Bet kodėl mes nesvarstom galimybių, pavyzdžiui, jungtis, tarkim, kaip kad pasielgė socialliberalai, juk toks klausimas iš tikrųjų gali jums patiems iškilti. Tai aš negalėčiau sakyti, kaip ir nedėra sakyti politikoje ne, todėl kad kartais kitaip susiklosto. Bet prasmė išlaikyti savo atskirą poziciją, bet bendradarbiauti ir kartu eiti į rinkimus yra tame, kad mes turime savitą veikimo būdą ir kai kurie mūsų šansai padėti Lietuvai, suaktyvinti ekonomiką yra, na, bent jau tuo tarpu gan autonomiški. Mes šiandien svarstėm taip pat Kazachstano valdančiosios partijos Nur-Otan memorandumą, jo projektą, kurį jie pasiūlė dėl bendradarbiavimo. Jį mes nesam dar paskelbę tinklalapyje, tiesiog būtų nekorektiška, pakol šiandien mes negavom tarybos pritarimą. Valdančioji partija Nur-Otan, jai vadovauja Nursultanas Nazarbajevas, tai yra prezidentas. Politinę veiklą plėtojo jo pirmasis pavaduotojas Nigmatulin, kuris ketina su delegacija atvykti per artimiausius porą mėnesių, derinam datas ir čia Lietuvoje pasirašyti tą bendradarbiavimą, kuris, aš jau avansų sakau, niekaip neturėtų būti interpretuojamas kaip koks nors posovietinis darinys. Eina kalba apie tiesiog nuostata iš abiejų partijų pusės prisidėti prie politinio, ekonominio, kultūrinio bendradarbiavimo, sudaryti palankumo atmosferą, skatinti mūsų valstybių bendradarbiavimą. Beje, pastaraisiais metais daugelį šalių partijos yra raginamos, viena kitą ragina, pačios skelbia savo nuostatas, dalyvauti, skatinti bendradarbiavimą ne tik tai per valstybės institucijas, bet taip pat ir tiesiogiai. Kitaip tariant, tarptautiniai, tarppartiniai ryšiai turėtų būti labiau vaisingi, atnešti daugiau naudos. Tai yra, jie neapsiriboti tik tai susitikimais, apsikeitimais, pavyzdžiui, 2 miestų, ar ten 2 partijų, ar ten
2 kokių tai organizacijų, tai turi būti, jos turi padaryti indėlį į konkrečius rezultatus, ypatingai mums aktualus, žinoma, ekonomikos skatinimas. O tokia šalis kaip Kazakstanas, o taip pat kaip visai eilė, pavyzdžiui, Rusijos regionų, Tatarstanas, Baškirija, Peterburgas, Kaliningradas, tai yra tie regionai, kur, sakysim, tarp partinių ryšių lygyje mes galėtum daug prisidėti. Šiandieną štai dalyvavo aprangos ir tekstilės asociacijos viceprezidentas. Mes su jais ruošiame taip pat veiksmus iki metų pabaigos, reiškia, suvesti, prie apskaitos stalo pasodinti, taip pat į parodas kviesti abiejų pusių, pavyzdžiui, Lietuvos ir Kazakstano, Lietuvos, Tatarstano ar Baškirijos atstovus, su kuriais ieškoti naujų galimybių ir rinkom plėsti, ir taip pat resursams įsigyti, žaliavoms įsigyti ir prekiam parduoti. Tai tokių sektorių, aš jau esu nekartą minėjusi apie maisto sektorių, kurio atstovų vis naujų apsireiškia, netgi šiandien prieš tarybą. Irgi priejo vieno sektoriaus atstovas, sakydamas, kada galėtumėm susitikti, nes jie perskaitė kažkur iš mūsų kolegų memorandumo tekstą, projektą ir mano, kad tai yra labai svarios nuostatos. Jo labiau, kad tos nuostatos Kazakstano pasiūlyta memorandume yra išplaukiančios iš valdančios partijos požiūrio į mus, turint minti ir mano ilgametę pažintį, bendravimą su jų aukščiausiais valstybės vadovais. Ir tos kvietimus, kuriuos aš gaunu į jų didelius renginius ir spaudoj, Lietuva šiuo atveju per tą bendravimą įgyja daugiau žinomumo, daugiau gal populiarumo ir simpatijų, ir tada mūsų partneriams taip pat atsiranda naujos galimybės, nauji šansai. Tai tų šansų nevalia prarasti. Mes galim taip pat sakyti, mes tik tai čia apie politiką kalbam, apie tai, kaip eisim į valdžią, kaip mes ten rinkimus galėtume geriau laimėti, daugiau laimėti ar kokiu tai postų įgyti. Mes be tų postų šiandieną dirbam darbą, kur ne kiekviena partija turinti postus, ypač, aišku, opozicinės partijos, kurios neturi valstybinės valdžios instrumentų, gali nuveikti. Tai mes tai darom iniciatyvinė tvarka, tarp partinių ryšių pagrindų ir abipusio pasitikėjimo pagrindų. Statybininkų vis daugiau įsijungia į tos ryšių kanalus, kuriuos mes atveriam. Atveriam plačias duris, plačius vartus. Ten turi vaikščioti verslo subjektai, jūs grupės, asociacijos, sektoriai, kad Lietuvoje greičiau atsigautų ekonomika. Tai mūsų pagrindinis partijos tikslas ir mūsų didelis savitumas, lyginant su kitom partijom. Ne tik ir ne tiek valdžios turėjimas, kiek turėjimas iniciatyvos, supratimo, išmanimo, pasitikėjimo pas partnerius, autoritetą, sakyčiau, dargi ir asmeninių simpatijų, bendražmogišką, politinę ir dalykinę prasme. Tai šitą mes turim ir dėl to mes savo perspektyvą matuojam ne narių skaičiumi. Mes savo galimybės matuojam realiais dalykais. Tai gebėjimu padaryti Lietuvai konkrečią naudą per verslo sektorių stiprinimą tarptautinių ryšių dėka. Padedant suformuluoti ir strategiją, tų ryšių strategiją. Būnant moderatoriais, kad štai dvi pusės, partneriai iš vienos kitos valstybės, pavyzdžiui, maisto sektoriaus įmonės ten kur nors Tatarstane ar Baškirijoje ar Kazakstane, Stanoj, susėdė už stalo, turėtų jau nemažą, kaip sakant, įdirbį, supratimą, ko vieni iš kito nori ir kaip bendrom jėgom padaryti daugiau. Ir kad tai būtų abipusė nauda, nes tik subalansuoti pusiausvyros santykiai gali būti vaisingi. Jeigu viena pusė nori užsidirbti iš kitos, norim jums parduoti arba norim pigiai iš jų supirkti, o politiškai ir ekonomiškai nesam niekaip įdomus, tai žinoma yra blogai. Aš švelniai pasakiau, politiškai neįdomus. Politiškai įspirsim, o ekonominė prasme reikalausim, jūs mums parduokit kažkokius resursus pigiau arba jūs atverkit duris plačiau mūsų prekiam. Tai taip gyvenime nebūna ir tarp kaimynų, ir tarp giminių. O ką jau bekalbėti apie šalis ar jų
ūkio sektorius. Tai aišku, nebūtinai viskas turi vykti per partijas, juo labiau per partijas. Nebūtinai viskas turi vykti per valstybės institucijas. Svarbiausia, kad žmonės vieni kitus pažindami galėtų pasitikėti ir dirbdami pasitarnautų ir savo įmonėms, savo sektoriui ir savo valstybėms. Tai mūsų labai realistiški, ne iš piršto laužti, aš nepaminėjau turizmo. Mes įsisavinom turizmą ne pavienį, o grupėmis. Štai skaitau Respublikoje užvakar komentarą Algirdo Butkevičiaus, kuris sako, kad turizmą reikia nuo pavienio turizmo pereiti prie grupių. Tai šitą mes jau darom. Pernai įsisavinom pilotinį projektą Švenčionių rajone, ant savo galvos, kaip sakant, savo artimųjų rate. Šiemet jau yra ir Molėtų keletą sodybų, Ignalinos, o žvalgomės ir tarėmės taip pat su Žemaitija, buvo Dzūkijos kaimo verslo, kaimo turizmo atstovai, naujas įmonės besikuriantis, kuriems rūpi, kaip jie galės įeiti į tą rinką ar pragyventi, todėl kad šiandieną lietuviai ateina į turizmo objektus dažniausiai kokią nors progą iškilmingą arba per atostogas kokį kartą leidžia savo papietauti, bet ne taip, kaip būdavo prieš keletą metų užsisakyti savaitgaliui visą objektą ir pajamos yra iš lietuvių labai sumažėjusios, todėl turizmo srautai šeimų, vaikų, jaunimo, siejamos su mokymu. Mes čia turime su kai kuriais mūsų ir čia esančiais partneriais idėją Eurazijos lyderystės akademiją suformuoti ir manom, kad mums gali pavykti tą dalyką, kur kviesim ir mūsų žymius profesorius, taip pat ir politikus, ir verslininkus išsakyti savo patirtį ir tokia, sakyčiau, tarp kultūrinė gali būti programa, kada mes turime europinę patirtį, kaip Europoje partneriai sueina, daro bendrus projektus, kaip pravedamos dėrybos, pasiekiami rezultatai ir mūsų mąstymas, mūsų prioritetai, mūsų galimybės kitų šalių, mūsų regione. Ir lygiai taip pat, sakysim, ar tas pats Kazakstanas, ar tie turtingi Rusijos regionai, o jeigu neskaityti Maskvos, Peterburgo, tai žinoma, Tatarstanas, Baškirija, Čiuvašija, tos regionas yra stiprus ir pakankamai savarankiškas, tos respublikos įgavo respublikų statusą buvusios autonominės, dargi pasinaudodavos kažkada mano atkovotų TSRS kongrese ir parlamente ekonominio savarankiškumo įstatymų, kurio mums neprireikė, o jos jo pasinaudojo ir įgyjo kitą statusą. Ir aš nemanau, kad tai blogai ir pačiai Rusijai, jos iš tikrųjų su didelė motyvacija dirbo. Aišku, turi būti subalansuoti tie interesai, mes į politiką nesikišam, bet su stipriais partneriais, kurie turi resursų, kurie gali pakankamai savarankiškai sudaryti palankę aplinką bendradarbiavimo projektams. Aš galiu tik pasidžiaugti, kokie puikios tos sąlygos yra tose respublikose, kurias paminėjau, ir kad iš tikrųjų jie į mus žiūri kaip į savo regionų, savo šalių modernizavimo, kaip čia pasakius, iniciatorius ar partnerius. Nes tai, kas pas mus, pavyzdžiui, padaryta, kad ir maisto sektoriui, man pačiai teko padirbėti daugybę metų kažkada mokslo srityje, 4 metų kaip ministrė, tai yra nuo lauko iki stalo, tai jiems dar gan toli nuo tos kokybės, nuo to lygio, ir struktūrinio, ir ekonominio, kurį mes esam pasiekę. Kokybės be abejo, galutinio produkto, rinkų įvaldymo, visą tai ir šiandien su malonumu aš galiu savo žinias, Lietuvoje dabar ir kiti pranašai, galiu panaudoti tose regionuose, kurie laukia, kviečia ir visada turėti labai didelį žiniasklaidos dėmesį nuo laikraščių ir tinklalapių iki televizijos, dar po išvykimo kelias savaitės. Negali tai būti, kad atsakomybė už Lietuvos ateitį yra tame tarpe tarptautinių ryšių dėka, bendradarbiavimo ekonominio dėka, turi tik tai valdančios partijos. Išėjo, jau tą atsakomybę ir įdirbį paliko. Ateina kiti, pradeda nuo nulio. Jeigu mes galim padaryti kažką kito, ko kiti negali, ar valdžia tiesiog nemano, kad galėtų, ar nenori,
ar nesupranta. Tai mes tą darom, svarbu padaryti. Ir turbūt mums tos teisės niekas neturi suteikti. Mes paprasčiausiai ją turim kaip prigimtinė žmogaus teisė turėti iniciatyvą. Jo labiau partija, kuri jungia bendraminčių ne 1,000. Birutė Petrikytė. Labą dieną, brangiai, susirinkę tokioje iš tikrųjų gražioje Lietuvos vietoje ir aš manau, kad tų vietų Lietuvoje yra labai daug. Ir svarbiausia, aš manau, kad kiekvienas turi daryti savo darbus. Mes turime dainuoti, jūs turite su savo politika padėti, su teisinga Lietuva! Kodėlgi ne? Taigi, šiame tekste labai daug bus Lietuva ir aš prašau kartu dainuoti šią dainą. Ačiū, brangiai. Na, o dabar šį kūrinį, Raimundo Paulo kūrinį, aš noriu paskirti iš tikrųjų nuostabiai moteriai Kazimierai Prunskienei, nes iš tikrųjų jai nėra lengva ir kadangi mes esame visi kartu, mes turime prisidėti, mes turime padėti ir šiandieną aš oficialiai noriu paskelbti, kad Kazimiera Prunskienė yra tarptautinio šlagerio Palanga 2011 globėja. Kuris bus 5-6 rugpjūčio ir mes iš tikrųjų ten praleisime labai gražias minutės ir valandas. Na, o dabar jums daina, kuri vadinasi Moters dalia. Ieškojau vien širdies, tokios, kur nuolat lauks tik žvaigždė, tik mūsų ateities. Tave aš sutikau, saulėlydžio tyloj, žuvėdų delnuose ir meilė nematyto lyg nepaprasta vilties galia. Moters dalia, nepaprasta
kai viena, tai lyg daina, moters dalia, tokia keista, kai mylima, lyg žvaigždėse, kai saulė nusileis, aš lauksiu vien tavęs, man niekas nepakeis, akių lieka meilė žvakių liepsnoje, manęs tokios neteis, gyventi noriu taip ir būti mylima, žuvėdra tavo meilės dainoje, nepaprasta vilties galia, moters galia, nepaprasta, kai viena, tai lyg daina, moters galia, tokia keista, kai mylima, lyg žvaigždėse, moters galia, nepaprasta, kai viena, tai lyg daina, dainuoju aš, tokia keista, kai mylima, lyg žvaigždėse, lyg žvaigždėse, lyg žvaigždėse. Jūra, jausmų karaliai. Aš noriu į jūrą ateit, žuvėdrų ir būrių takais, tu laukia manęs amžinai, merginos su jūros delnais, karalienės jūros jausmų, nes meilė gyvenam abu, tu plauk prie manųjų krantų, aš tik dėl tavęs gyvenu. Širdies laiškai suduš laivais, tu taip ilgai negrįžai. Ieškot plaukiu aš mūs jausmų, jaučiuosi lyg karalienė. Aš
Ačiū. Mamma mia, tu mano mylima. Mamma mia, tu būki laiminga. Mamma mia, tu mano mylima. Mano žodžiai tau mylima, tau lyg žvaigždynai mano meilė šventa, tau lyg žvaigždynai mano meilė šventa, o būk laiminga tavo dainoje. La 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 la, mamma mia, tu būki laiminga, mamma mia, tu mano mylima. Mamma mia, tu būki laiminga, mamma mia, tu mano mylima. Važiuoju greitai pas tave, ten, kur mūsų jūra lauks. Tavo veidas kelyje man atminimuose išplauks. Saulėta ryto tyluma, lyg mielas tavo bučinys. Išnyks beprotė vienuma, kai tavo rankos apkabės. Tavo žvilgsnis apsvaigino, kai tik mes susipažinom, laivas plaukė liūdesį. Juk mums abiems to laivo reikia, nuskandinsime belaikę savo gėlą užmarštį. O dabar visi! Pam, 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 para.